Kas būtų, jei geriausias energijos šaltinis darbo dieną būtų ne kava, o judesys? Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja bent 150 minučių vidutinio intensyvumo judėjimo per savaitę. Tačiau dar svarbiau, kaip judesį įtraukiame į kasdienybę. Moksliniai tyrimai rodo, kad trumpi aktyvumo intarpai darbo dienos metu pagerina kraujotaką, sumažina nugaros skausmus ir padidina energijos lygį. Paprasti būdai, kaip pavyzdžiui, rinktis laiptus vietoj lifto, išeiti į trumpą pasivaikščiojimą po susitikimo ar naudoti stovimą darbo stalą. Tai nėra sportas, tai natūrali judesio integracija kasdienybėje. Ir maži judesio intarpai gali virsti puikiu kasdieniu įpročiu – pasirūpinti savimi, kuris ilgainiui stiprina tiek kūną, tiek protą. Judesys, galima sakyti, yra kaip alyva varikliui. Be jos viskas stringa. Kur šiandien galėtum įterpti mažą judesio porciją? Pasidalink su kolega, kuris visada renkasi liftą. Ir gal turėsi labai gerą kompanioną lipti kartu laiptais. Ačiū, kad žiūrėjai.